Kas yra patyčios? Patyčios tai yra agresyvus elgesys, kai siekiama žmogų pažeminti ar įskaudinti. Ir labai dažnai patyčios vyksta ne vieną kartą, o jos būna kartojasi, kartojasi ir kartojasi. Ir labai dažnai būna, kad būtent stipresnis, panaudodamas savo gebėjimus ir valdžią, siekia tyčiotis iš silpnesnio žmogaus. Kokios būna patyčios? Ir patyčių pavyzdžių yra labai daug ir labai įvairių. Tai tarkim, kai yra iš vieno moksleivio nuolat šaipomasi jam prilipdant kažkokią netinkamą pravardę. Tai gali būti net ir liepimas nebendrauti kažkuriems moksleiviam. Ir liepiama ir kitiems nekalbėti su juo, nebendrauti ar vengti jo. Tai gali būti net ir žiaurios formos tokios kaip spirimas, spjaudimas, stumimas, daužimas, kojos pakišimas. Tai gali būti ir moksleivio daiktų gadinimas. Ir tų pavyzdžių yra vis daugiau ir daugiau, ką sugalvoja moksleiviai, kai būtent kitą gali skaudinti. Tai gali būti, pavyzdžiui, net ir lindimas prie moksleivio kūną, ar jo kūno apkalbėjimas, kad jis ant taip atrodo, ar jo kūno dalis taip atrodo. Tai gali būti net ir gąsdinimas susidoroti, kad jisai jam baigsis blogai, kad jis bus suspardytas, sumuštas, ar gal net gyvenimas jo baigsis. Ir neretai moksleiviai sako, kad čia gal nieko tokio rimto, čia mes žaidžiam, čia yra linksma. Deja, linksmumas būna tuomet, kai linksma visiems. Bet jeigu nors vienas moksleivis yra įskaudinamas, tai yra patyčios. Kas atsitinka su mokyklomis, kur patyčios vyksta, bet nei moksleiviai, nei mokytojai dėl to nieko nedaro? Tokios mokyklos pasikeičia. Ir deja į blogą pusę. Tokiose mokyklose moksleiviai pradeda vengti dalyvauti pamokose. Jie nebenori dalyvauti renginiuose. Vis dažniau moksleiviai įsipainioja net į nusikaltimų darymą, nes jiems atrodo, kad būtent toks agresyvus gyvenimo būdas ir yra tikrasis gyvenimo būdas. Tokiose mokyklose moksleiviai pradeda nebesaugoti mokyklos turtą. Ir mokykla vis dažniau pamatys sugadintus suolus, pamatys ištepliotas sienas, išspardytas duris. Tokiose mokyklose moksleiviai pradeda galvoti, kad jie yra suaugusiems neįdomus ir nereikalingi. Ir jiems atrodo, kad jie yra palikti patys vieni išsispręs savo problemas. Ir tada moksleiviai labai dažnai sukuria laukinės taisyklės, kad tik tai per jėgą ir agresiją tu gali išgyventi. Į klausimą, kodėl vengiama kalbėti apie mokykloje klestinčias patyčias ir smurtą, atsakymų gali būti daug. Vienas iš jų tai gero mokyklos ar savo kaip vadovo ar pedagogo vardo saugojimas, bei nenoras ar net negebėjimas matyti ar pažinti skriaudžiamą vaiką. Gerbiami mokytojai, žinokite, kad dėja mūsų šalyje vaikai dažniau laiką praleidžia ne su tėvais, bet jie dažniau mato mus mokytojus. Todėl, jeigu mes reaguojam, jeigu mes bendraujam, jeigu mes matom, kas vyksta mūsų mokykloje, kas vyksta su vaikais, mes galim labai nemažai ką nuveikti. Patyčios tai irgi yra problema, kurią vaikai ne visada išmoksta tik namuose. Labai neretai ta netinkama mokykla būna mūsų mokykla, kur mes dirbam. Todėl mano siūlymas, pabandykime ne tik tai klausyti, ką vaikai pasakoja, bet pabandykim ir pamatyti, kaip atrodo vaikai, kaip jie elgiasi, ką jie daro. Kai tik mokytojas išeina iš klasės, kai tik vaikai išeina į koridorių, kai jie susitinka kieme, va ten ir pasirodo tas tikrasis jų bendravimas. Ir nukentėjęs vaikas, paskui labai neretai jisai bijo pasakyti mokytojui, jis bijo tapti skundiku, jisai bijo dar sulaukti žiauresnio keršto. Todėl mums labai svarbu išmokti, kaip atpažinti, kad mūsų klasėje, mūsų mokykloje patyčios vyksta. Kaip tą atpažinti? Turime ne tik tai klausytis moksleivius, mes turime išmokti juos ir matyti. Ir aš su jumis pasidalinsiu keliais patarimais, į ką mums reiktų atkreipti dėmesį. Taigi pirmiausia, pažiūrėkite, ar nėra tokių moksleivių, kurie moksleivių grupėje stengiasi būti nuošaliau. Jie būna laikosi atskirai, jie būna dažniau galvą nuleidę, jie būna net rankas dažniau laiko sukryžiavę. Tai yra ženklas, kad šitas moksleivis save saugo. Jis jau negali būti laisvas su kitais klasės draugais. Kai kurie moksleiviai sako, kad jie nieko nenori. Jiems niekas neįdomu. Vaikai negimė nieko nenorėdami. Jeigu nieko blogo nebūtų su jais atsitikę, jiems būtų įdomu ir matematika, ir chemija, ir fizika, ir istorija, ir kitos pamokos. Jeigu jau moksleivis sako,
ai, neįdomu, nenoriu, galima to nedaryti, tai rodo, kad jis jau užsidarė savį, jis jau saugo save. Dar vienas ženklas, rodantis, kad vyksta patyčios, moksleivis pradeda vėluoti, išsisukinėti, meluoti, kalbėti kažkokias nesąmonės, pokštauti, taip jisai save saugo. Taip save saugo. Todėl išmokim pastebėti šitos ženklus. Kai kurie moksleiviai pradeda labai net smarkiai rengtis, slėpti visas kūno dalis. Kartais jie sako, ai, mokytoja, man skauda ranką. O kai paklausim, kas atsitiko, ai, netyčia parkritau. Mokėkim paklausti, ar tikrai tai buvo netyčia parkritau, o gal buvo pastumtas, gal jam buvo spirta. Kai kurie moksleiviai sako, kad jiems gyvenimas nemielas. Jie daugiau nieko nenori, jie net gyventi nenori. Mokėkim išgirsti šituos trumpus sakinius. Kartais tai vaikai pasako ant raštelių. Kartais tai gal būna piešinys labai liūdnas. Vaikai mėgstam parašių paišyti. Nepykim ant jų, jeigu jie paišo, o pažiūrėkim, ką jie paišo. Ir jeigu tai yra liūdni piešiniai, mokėkim tą pastebėti, nes tie piešiniai daug ką sako. Kartais moksleiviai patyčias parodo tokiu netinkamu bendravimu su mokytoju. Mes kartais sakom, kodėl moksleiviai mūsų taip negerbia. Žinokite, pagarbą mes turime užsitarnauti. Labai dažnai moksleiviai pradeda ir suaugusių negerbti, jeigu jie jaučiasi nesaugus. Jie tada ginasi agresyviai nuo visų. Ne tik nuo tų, kurie tyčiojasi, bet ir nuo tų, kurie gali padėti. Smurtauja ir tyčiojasi tikrai ne visi vaikai. Tačiau likę klasės ar mokyklos draugai, pasak psichologo, bijodami patys tapti patyčių aukomis, dažniausiai pasirenka stebėtojo vaidmenį, tokiu būdu ir patys tapdami patyčių dalyviais. Daug vaikų mato patyčias mokykloje, ar mokyklos kieme, ar kur nors gatvėje, bet nelabai padeda. Kodėl? Ne vienas moksleivis, matydamas patyčias, jis pats nežino, o kaip man sustabdyti, o ką man daryti, o kokiu būdu padėti, kaip jas nutraukti. Kitas moksleivis bijo dėl savęs. Jam atrodo, kad jeigu jisai užstos nukentėjusiai, jam atrodo, kad tuoj iš jo pradės šaipytis. O kitas moksleivis net yra kviečiamas prisidėti, sako, ir tu padėk man iš jo šaipytis. Tai kai kurie moksleiviai žiūrovai, jie būna, kad tik tai saugosi ir žiūri per atstumą. Bet jeigu mes matom patyčias ir nieko nedarom, mes tampam patyčių dalyviai.